Labą dieną, gerbiami tautiečiai, gerbiami svečiai, kolegos, susirinkę į mūsų tradicinį 18 kultūros renginį Vydūnas tautai ir valstybei, kuris yra skiriamas Lietuvos valstybės 106 atkūrimo metinėms paminėti. Šią progą norėčiau pacituoti Vydūno žodžius, kurie būtent kalba apie mūsų Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Žodžiai parašyti prieš 100 metų beveik, bet aš manau, kad jūs išgirdę juos suprasite, kad jie tebėra aktualūs ir šiandien. Iš Jungo iškliuvusiems klausti reikia, kuriems galams jie laisvi. Šis klausimas ir mūsų tautai yra svarbiausias. Daug prisėjo vargti lietuvių tautai, kol teko jai tą nepriklausomybę, kurią ji dabar taip džiaugiasi. Tik atsiminkime atskirų tautos sūnų ir dukrų. Kiek jiems reikėjo pakęsti, kad tautai kartą auštų laisvės rytas. Po sunkiausiamis padėtimis jie tvirtino lietuvių tautos gyvybę ir vargo triūsė dirbo. Nelaukė lietuviai laisvės dienos rankas sudėję. Visomis jėgomis jie tiesė tautai kelią nepriklausomybės aikštėn prieiti. Tačiau mūsų tauta negali girtis pati savo iškovojusią laisvę. Ir nuolat turėtume atsiminti, kad ne mes patys ją pasiėmėme, bet laisvė mums teko. Iš ypatingų padėčių ir santykių pasaulyje ji mums radosi. Laisvė yra lietuvių tautai suteikta, berods ne žmonių. Reikia tai taip jau aiškiai ir kartotinai pasakyti. Vydūnas. Pasak Klaipėdos universiteto profesoriaus Algimanto Kirkučio, šie Vydūno prieš beveik 100 metų parašyti žodžiai verčia mus susimastyti apie tai, kas vyko Lietuvoje ir Europoje prieš 33 metus ir kas vyksta dabar. Istorija turi savybę pasikartoti tik jau kitame savo spiralės vingyje. Visas Vydūno, didžiausio Lietuvos humanisto, filosofinis rašytinis palikimas prieštarauja dabartinės mūsų šalies vyriausybės vykdomai politikai. Vydūnas jau prieš 100 metų nujautė bėdas, į kurias mus veda godumas ir baimė. Atrodo, jo pasakyti žodžiai tebėra ypač aktualūs ir šiandien, teigia Algimantas Kirkutis, prieš 3 dienų atšventė savo garbingą 70 metų jubiliejų, dabar šiuo metu viešintis Indijoje prie vandenyno. 20 amžiaus pradžioje Lietuva Vydūnui atrodė sparčiai auganti, stiprėjanti, turinti daug jaunatviškų galių ir reginti pakankamai šviesią savo raidos perspektyvą, kurią mąstytojas siejo su paties likimo aukščiausios apvaizdos parinkta užduotimi. Pasaulio raidoje esmingai prisidėti prie žmoniškumo puoselėjimo. Tos apvaizdos ženklus Vydūnas matė tame, kad ir juodžiausios priespaudos sąlygomis tauta išliko gyva ir kūrybinga, bei tame, kad pati nepriklausomybė buvo neiškovota, o tiesiog duota susiklosčius geopolitiniai situacijai. Tiek 20 amžiuje, tiek ir dabar karo tematika yra mums ypač aktuali visame pasaulyje. Liepsnoja tai šiandien, tai ten pasaulio gaisras. Trata karo būgnai. Apie karų sukilimo priežastis štai ką yra pasakęs Vydūnas. Tūlos tautos bijosi kartą kitų tautų būti užvaldomas, o baimė
yra naujas tampožymis. Ji randasi iš silpnumo nujautimo, iš gilaus nujautimo to, kas gali įvykti. Baimingosios tautos todėl labai rūpinasi gerų apsiginklavimų. Ir tuo dar aiškiau parodo savo baimę ir silpnumą. Stiprėjimui jos dar kitą priemonę sumaščiusios yra. Jos žadina, ypač jaunoje kartoje, piktumą ir nepakantą prieš tuos, iš kurių jiems rodos gali pareiti koks pavergimas. To jos tiki tautinė gali patvirtinsiančios, o išeina kaip tik priešingai. Piktumas ir nepakanta yra tautą ardančios jėgos. Sveikoje tautoje nepakantos žadinimas sukelia baimę ir taip ji yra silpninama. Tam prieš yra ramumas ir taikingumas, sveikos tautos požymiai, o jų tvirtinimas stiprina tautos sveikatą ir gyvybę. Tai va toks mano trumpas įžanginis žodis, o dabar aš norėčiau, kad pasižiūrėtume trumpą fragmentą Lietuvos archyvinė istorinė kronika, saugoma LRT archyvuose, kurioje kalba šviesiosios minties nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas, kuriam ypač rūpėjo Lietuvos likimas, perspektyva, būtent atgavus nepriklausomybę 20 metais. Tai vienas aktyvesnių sąjūdžio, kaip žinot, kūrėjų. Ir štai pasižiūrėkite, trumpą siužetą, prašau. Svarbiausias idėjinis palikimas, kurį suformavo Pirmoji Respublika iki 40 metų, yra lietuviškasis pilietinis sąmoningumas, patriotizmas. KGB žinojo, ką tremia. NKVDistai žinojo, ką šaudo miškuose. Aš kartais abejoju, ar mes žinom. Šaudė visų pirma sąmoninguosius lietuvių piliečius, Lietuvos Respublikos piliečius, nacionalinės valstybės piliečius. Šitie dalykai yra taktiškai apeinami, nes jie šiandien nereikalingi akcentuoti. Jie neįeina į bendrąjį šiandieninės ideologijos ir politikos kontekstą. Nutylimas ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad likę neiššaudytieji, neištremti Lietuvoje žmonės sąmoningai ar nesąmoningai gyveno nacionalinę idėją. Be jos nebūtų buvęs įmanomas nei Baltijos kelias, nei sąjūdis, nei išsivadavimas 90 metais. Atsiminkim tai visada. Kas vyko šitai salėj 88 metų birželio 3 dieną, Verkių mokslininkų rūmuose birželio 2 dieną, paskui 88 spalio mėnesį sporto rūmuose, man asocijuojasi su tomis lietuvių susibūrimo vietomis ir būreis, kurie vyko didžiojo Seimo metu, organizavimo metu. Tai buvo ir tada, ir mūsų laikais, 88 metais, didžiųjų vilčių metas. Kodėl po 22 metų nepriklausomybės Lietuva 40-aisiais buvo nulaužta į rytus? Kodėl po 14 metų nepriklausomybės dabar
Lietuva buvo nulaužta į vakarus. Tie klausimai man šiandien neduoda ramybės ir iš tiesų visiškai priešingą kontrastą teikia tam metui, kurį pergyvenom tada ir kurį dabar galiu apibūdinti kaip tragišką didžiųjų vilčių metą. Atsakymo aš ieškau istorijoje. Kodėl Jogaila nuėjo karaliauti į Lenkiją? Kodėl bajorai pasirašė Liublino uniją? Kodėl mes savo norų įstojom į Europos Sąjungą, kuri šiandien jau akivaizdžiausiai deklaruoja savo unitarizmą, steigdama iniciatorių grupės, norinčias Europos Sąjungos pilietybės kaip aukščiausios mums pilietybės. Atsakymą randu tik tai tokiam paaiškinime. Pinigai ir tuščiagarbiškumas. Gerai užmokėkit, bus padaryta taip, kaip jūs norit. Bet esama vis dėlto vieno labai svarbaus motyvo, kuris lietuviuose yra pragaištingas. Nepagarba protui, nepagarba išmanimui, supratimui to, kas vyksta su jais ir kas vyksta juose. Nei 1988-aisiais, nei, kas ypač įdomu, 90-aisiais metais mes neturėjome valstybės kūrimo vizijos. Kodėl? Ar ta linija irgi tradicinė? Ko gero taip. Ir tie, kurie galvos apie Lietuvą ateityje, visų pirma turės suvokti, ką ji turi reikšti pasauliui mūsų pačių protų ir mūsų akimis į jį žiūrint, o ne kokių nors prašalaičių, kurie mums kažką nori primesti kaip savą. Matyt, šviesos atminties signataro filosofo gerbiamo Romualdo Ozolo išsakyti žodžiai apie Lietuvos valstybingumo raidą kelia rimtus klausimus apie tai, apie tautos laisvės reikšmę gerovės valstybėje. Matau, būtent tai tinka mūsų renginio proga susirinkimo. O dabar kviečiu Žemynos gimnazijos moksleivius ir Klaipėdos viduniečių klubo pirmininkę Sigutę Augutienę sugiedoti tautišką giesmę. Prašau. Ačiū susirinkusiems, ačiū moksleiviams.
giedotojai Sigutė Augutienė. Dabar sveikinimo žodį tars Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius Artūras Rabadauskas. Prašau. Labą dieną, gerbiami susirinkę renginio dalyviai, moksleiviai, Seimo narys Dainius Kepenis visuose renginiuose 18, man atrodo, dalyvavo. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien turim svečią garbingą Joną Vaitkų, režisierių žinoma visoje mūsų valstybėje. Ir šiandien kalbam apie artėjančią vasario 16, jau liko savaitę, beveik ir mes švęsime šią šventę, tai šiandien renginys yra ir siejamas su šia data ir manau, kad dėkoju organizatoriui, kuris nepailstamai pritraukia moksleivių, yra transliuojama Facebook'e tiesioginė transliacija, manau, kad dar mato, taip kad ir Dominikas Malajevas, ir šiandien dažnas svečias mūsų profesorė Daiva Akšanienė, emeritė. Taip kad džiaugiuosi, sveikinu, kad vykdote toliau tą svarbę švietėjišką kultūrinę veiklą, kurią Klaipėdos universitetas ir turi vykdyti. Tai sėkmės visiems. Mėly bendražygiai Vydūno bičiuliai, kurie čia jau tikrai susitinkam kartą 18. Labai ačiū gerbiamas rektoriui, gerbiamas maestro režisieriui Vaitkui, Andriui, filosofui, gerbiamam bičiuliui, profesoriui ir profesoriams. Tikrai čia visų neišvardysiu, yra labai daug šaunių žmonių, kurie einam kartu su Vydūnu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kiekvieną kartą Vydūno konferenciją stebi tūkstančiai Lietuvos gyventojų iš karto arba po to, žiūrėkit, kiek daug žiūrinčių. Ir aš manau, kad visi kartu matydami, mes kiekvieną kartą įsitikinom, kad turime reikalų su ypatinga asmenybė, su Lietuvos genijum, kuris išpranašavo viską ir suteikė mums įrankius, kaip susitvarkyti su atsirandančiais iššūkiais. Žinomas filosofas Romualdas Ozolas grėsmes įvardino, kokios Lietuvai grėsia. O Vydūnas prieš 100 metų savo laiške Lietuvos tarybai, prezidentui Smetonai, pasakė, ką reikia daryti, kad tos grėsmės įveiktumėm visi kartu. Tiek grėsmės karo prasme, tiek sveikatos. Vydūnas viską nurodė, ką daryti. Ir štai pasibaigė pandemija. Tie, kurie sekė Vydūnų, įveikė tą psichodemiją labai paprastai. Ir tie, kurie dabar mums neša karo grėsmę kasdien, tarp kitko tie patys, kurie veža į Taivaną tą pačią grėsmę, jeigu mes čia žinome, drakoną turim už sienos, kaip reikia su juo elgtis, puikiai suprantam, kad drakonų nereikia erzinti tai, kaip mes dabar darome. Tai tą patį mūsų veikėjai nuvažiavę į Taivaną dabar daro todėl, kad jie neklausė Vydūno. Ir mes dabar suprantame, kad genijus Vydūnas būtinai turi būti ant kiekvieno stalo ta knyga ir tai, ką Dominikas Malajevas įrašė savo balsu, Vydūno knygą. Jūs ją visi jau dabar turite. O telefone paspaudė Vydūno šviesa ir klausaisi, sveikata, jaunumas, grožį. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes esam kartu, kad mes Vydūnų sekame, kad mes jį propaguojame. Ir patikėkite, nedaug šiandien yra būdų ateiti į Lietuvos gerovę, į Lietuvos sėkmę, į Lietuvos sveikatą. Be Vydūno neįmanoma. O turim tokį nuostabų šviestulį, sekime jo, ačiū, kad esame, visiems sveikatos ir ačiū jaunimui, kuris taip pat ateina čia ir džiugina mus savo jaunatiško entuziazmu. Dėkui visiems. Ačiū. Seimo nariui Dainiui Kepeniui. O dabar trumpas sveikinimo žodį tars mūsų nuolatinė renginių dalyvė, teisininkė Raimonda Šideikienė. Prašom. Labadiena visiems viduniečiams, man didelė garbė ir malonu prieš jūs visus stovėti. Šią progą artėjančių metinių mūsų Lietuvos atkūrimo dienos valstybės progą, norėčiau, kad kiekvienas mes susimastytumėm. Mums tiek daug duota ir pačioje Konstitucijoje, kad turime teisę į laisvę, į žodį, į sveikatą, į savo namus, į savo žemę. Bet mes kažkodėl nesirenkam to. Mes renkamės greičiau pabėgimą, išvykimą, apsigyvenimą Ispanijose, Egipte, bet nesiekiame to, kas mūsų širdise. Tad visi pradėkime nuo to, kaip ir Vydūnas. Atraskime savyje tą tyrumą, tą tikrumą, tą norą būti savimi, žmogumi, priimti savo artimą ir save iš tos oriosios pusės, kuri mums priklauso,
kurie mes esame, žmogiškosios, ir su šviesa eiktumėm link savo šalies tolesnio kūrimo. Ačiū. Ir dabar prašau gerbiamą Dominiką Malajevą, režisierių skaitovą, o susivokimo maldą Vydūno. Prašau. Sveiki visi, dėkui labai gerbiamam Juozui, sveiki visi gerbiami svečiai. Na, aš tik labai džiaugiuosi, kad Vydūnas jau 18 kartą vyksta čia Klaipėdos universitete ir kad Vydūno dramaturgija sėkmingai puoselėjama, skaitimai vyksta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijoje. Ir čia aš norėčiau padėką skirti, ačiū pasakyti ilgametiai buvusiai universiteto Žemynos gimnazijos direktoriai Ritai Podolenkiniai, kurios šiandieną nėra, jinai turėjo kalbėti, bet dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti. Tai tikrai perduodu didelį ačiū jai, kad jos dėka praktiškai Vydūnas prisibeldė į gimnaziją ir dabar prie dabartinės vadovybės, ačiū ir jai, jau tie skaitimai, kaip ir esantys tradicija, toliau vyksta toje mokykloje, sėkmingai jie puoselėjami. Ir iš tiesų, Vydūnas nebuvo filosofas, Vydūnas buvo daugiau menininkas. Ir filosofui jis tapo daugiau kurdamas. Ir man pačiam kaip menininkui yra labai svarbu suprasti, kad jaunas žmogus kuo anksčiau, kuo ankstesnių savo metų turėtų susivokti ir matyti tą tiesą, matyti šviesą, matyti tas tikrasias vertybės, kurios yra kiekviename žmoguje. Ir aišku, einant savo gyvenimo keliu, nori, nenori, ant kelio puola daug šešėlių. Tačiau Vydūnas sakė, kad paskraidinti tą kelią, nuskaidrinti jį galima tik vieninteliu būdu, klausantis savo širdies balso. Savo sielos balso, būti nuoširdžiu. Ir man labai džiugu, kad Vydūnas po truputį beldžiasi į tuos jaunų žmonių širdis, prisiliečiant prie jų, matant jų akis, matant jų augimą. Be abejo, jie dar labai jauni, bet jiem dar bus daug atradimų, praradimų, sėkmių, vertingų patirčių, ne tai, kad nesėkmių, bet vertingų patirčių. Ir kuo anksčiau tas susivokimas ateis, tuo jie stiprės ir augs kaip gražios, pilnavertės individualybės. Na ir tai progai norėčiau pasidalinti Vydūno tekstu, susivokimo malda. Spindulys esmė begalinės šviesos, kurioje gyvenu, kurioje gyvena mano esmė. Amžinas esmė keleivis, kurs per amžius keliauja ir ant laiko kalvų stato šventnamį, kad pasišvęstų aukščiausiajam. Amžiai nesustabdys mano tvirto žengimo į bekraštes esimo sritis, nes aš taip pat esmė be pradžios, kaip ir patys amžiai. O tokia valanda, kuri galėtų būti paskutinioji, niekomet neateis. Tik mano kūną kars kartą paplėšia mirtis, bet aš nepasiekiamas amžių srovėms, geriu iš amžino jaunumo šaltinio, nepalaužiamas mano pasiryžimas. Ir savo drąsos bei tvirtumo galia aš pasiekiu amžiną į slėpinį ir susivokiu slėpiningoje aukščiausiojo gyvybėje, iš kurios amžinai šviečia galia, išmintis, meilė. Taigi susivokimo malda, tekstas redaguotas Rimos Palienskaitės, o dabar norėčiau pakviesti Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleivius paskaityti ištrauką Mūsų jaunimo pašaukimas, ištrauka iš Rimos Palienskaitės knygos Vydūnas, kaip tapti saulėtu žmogumi. Jaunimas pašauktas siekti tauriausio žmoniškumo, kuris reiškiasi lietuviškais savumais. Man dar vaikystėje atrodė, kad lietuviai yra ypatingo kuklumo, didingumo žmonės. Tokį įspūdį man padarė tėvų bičiuliai lietuviai. O dabar
aš dažnai to pasigendu. Tenka gana dažnai pastebėti, kaip kai kurie ką nors pasiekę jauni lietuviai giriasi, kad ir visa pamiškė aidi. Jiems turbūt atrodo, kad jie esą kažin kokie antžmogiai, kuriems nėra lygių. Visai neapsakoma, ką jie padarysia, ką nuveiksia, tarsi jie būtų išskirtinės pasaulio galybės. O stebint, kas jų daroma, aiškiai, kad jie tik tai kartoja, ką iš kitų tautų yra išmokę, o ne kaip reikėtų, būtent savaip ir saviškai. Jie kalba ir veikia kaip kitos tautos žmonės. Labiausiai tai paaiškėja jų požiūrį į kitos, nemėgstamos tautos žmonės, kai tiesiog pamėgdžiamas jų elgesys. Kartais jie beveik kaip parenėja, šmeižia, peikia, net pikžodžiauja. Mums tai nepridera. Turime būti esmingi žmonės ir taip likti didingais lietuviais. Daug apie tai reikėtų pasakyti. Visose gyvenimo srityse galime reikštis arba savaip, arba prisimenant kitų tautų būdą. Žinoma, mums labai reikalinga mokytis iš kitų, kuriems buvo lemta ilgus amžius savaip darbuotis, kurti savo gyvenimą ir savo gabumais auginti savitą kultūrą. Ir taip žmonijos gretose reikštis būtent savuoju žmoniškumu. Mums taip nebuvo lemta. Ir tik dabar esame tam pašaukti. Ir paklusdami pašaukimui mes sėkmingai reiškimės. Todėl, kai kurie didžiausiai neapsvaiginti, kitų tautų žmonės nešykšti mums pagirimo žodžių. Taigi, galime pasidžiaugti. Tik darykim tai lietuviškai, būtent kukliai, didingai, taigi nesigirdami, negudraudami, neplepėdami, bet pasistengdami kuo esmingiau ir nuolatos šviesėti, tvirtėti, taurėti. Pažvelgi tai, kas pasiekta, tyliai, tiesiog šventai susikaupę, pasidžiaukime ir tuo pat žvelkime priekinį tai, kas dar siektina, juk to yra begalė. Mat, mes turime spręsti ne tik daiktiškus, o ir su paties žmogaus gyvybingumu susijusius uždavinius. Tad ženkime su pasišventinimu vykdyti to, kam esame pašaukti. Tada to jau numanysime, koks uždavinys šiuo metu svarbiausias. Visame pasaulyje įvyksta visokios nelaimės ir susiliepsnoja net neapykantos gaisrai. Jie kurstomi tariamais, elektromagnetinėmis bangomis perduodamais žodžiais ir rašytomis, laikraščių skleidžiamomis žiniomis. Kurstoma didžiausia neapykanta. Piktumą pareiškus vieniems, kiti atsiliepia dar smarkiau. Tik pamanykime, kaip jie nejaučia, kokie jie menki. Taip elgdamėsi jie nesijaučia pažeminant į save. Jiems net atrodo, kad piktai atremdami kitų blogumą ir kitų nelabų žygius jie apreiškia didingumą. Skelbia kitų blogumą jį net išpūsdami. Vadinasi, dar meluoja. Ir nejaučia, kokie jie vargšai, kaip labai jie nusideda žmonijai. Juk didina pragaro kaitrą ir dvokimą, visas galias, kurios verčia žmoniją į tamsią pažmoniškumą. Taip elgtis lietuvių jaunimui neverta. Mums netinka didinti žmonijoje piktumą. Mums turėra atsidėti tik tam, kas gera. Tiesa, pažinti kitų gerumus ir nelabumus reikėtų, bet juos ramiai ir rimtai tirdami dažnai pastebėsime, kad nelabumai ir piktumai nebuvo jau tokie baisus. Mums taip tik atrodo, kadangi kitų būdas ne iš karto paaiškėja. Kaip mūsų proseneliai senovėje, tai tuo labiau šiais laikais mes turime elgtis kaip žmoniškiausi žmonės. Pasaulio kūrėjas suteikė tokį būdą mūsų prosenėms ir atnešė iki mūsų. Todėl turime nuo jo nukrypti, o ko labiau jį dar ryškinti. Taip mes liksime kūrėjuje, jo valioje ir galioje. Suvokę esantis visų lietuvių gyvume, gyvensime ir aukščiausioje meilėje. Tada, skirdami savo pastangas visų labui, visuomet liksime didingumo, kuklumo žmonės. Dėkojame Žemynos gimnazijos moksleiviams, o dabar kviečiame į sceną Klaipėdos karalienės Luizos jaunimo centro gitaros studiją atlikti 2 kūrinius – Vidūno Prie lopšelio ir Mateo Karkasi Preliudą. Prašau.
Dėkojame gerbiamam Kirilui. Dabar humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus tar savo žodį apie Lietuvą dviejų pasaulio takoskyroje - filosofų Vydūno ir Šalkauskio akimis. Prašau, Andriu. Yra gerai žinomas posakis - nedaug dievi gyventi permainų laikais. Paprastai jis priskiriamas kinų išminčiai ir net konkrečiai senovės kinų mąstytojui Konfucijui, bet kiek man teko pasidomėti, kinų kalboje nėra būtent šiais žodžiais išreikštos minties ir panašu, kad šio posakio kilmės reikia ieškoti anglų kalboje. Vis dėlto kinų kalboje yra posakis, kurio prasmė labai artima. Skamba jis taip: geriau būti šunimi ramybės epochoje, negu žmogumi chaoso epochoje. Šio posakio prasmė, arba viena iš prasmių, ko gero, yra ta, kad išsaugoti žmoniškumą didžių istorinių pervartų metu nėra lengva. Vydūno ir Šalkauskio gyvenimo keliai kaip tik ir ėjo per didžių istorinių permainų laiką, per epochą, kurioje žmoniškumas buvo nekartą trypiamas ir, svarbiausia, trypiamas vardant kažkokio kitokio, naujo žmogaus sukūrimo. Vydūno ir Šalkauskio gyvenimo ir kūrybos keliai driekėsi per epochą, kuri buvo nepaprastai gilių, dramatiškų ir dažnai tragiškų permainų Europoje laikmetis. Tai buvo taip pat labai gilių permainų lietuvių tautos gyvenime laikmetis. O jeigu kalbėti apie Lietuvos valstybingumo istoriją, tai buvo laikmetis, kuriam negali prilygti joks kitas pagal permainų mastą ir jų spartą. Vydūnas ir Šalkauskis priklausė kartai, kuriai buvo lemta stebėti nepaprastai greitą ir dramatišką Lietuvos valstybingumo virsmą. Virsmą, kuriame dėja ne visiems pavyko išlaikyti žmoniškumo egzaminą. Pakanka prisiminti Lietuvos žydų tragediją, prieškario ir pokario trimimus, pokario ginkluotą kovą. Vydūno ir Šalkauskio gyvenimo ir kūrybos keliai prasidėjo galingose Europos imperijose. Vydūno atveju tai yra Vokietijos imperija, Šalkauskio atveju Rusijos imperija. Lietuvos valstybės tuo metu dar nėra, o lietuvių tauta yra padalinta tarp Rusijos ir Vokietijos imperijų. Didžioji Lietuva yra Rusijos imperijos vakarinis pakraštys, mažoji Lietuva yra Vokietijos imperijos rytinis pakraštys. Vydūnas ir Šalkauskis buvo pirmojo pasaulinio karo, to Vydūno žodžiais tariant, pasaulio gaisro liudininkai. Abu mąstytojai matė Rusijos ir Vokietijos imperijų žlugimą, kurio pasinaudojusi lietuvių tauta 1918 m. vasario 16 d. paskelbė atkurianti savo valstybę. O 1923 metais dalis mažosios Lietuvos, būtent Klaipėdos kraštas, kuriame yra ir Vydūno gimtinė, buvo prijungtas prie Lietuvos valstybės. Vydūnas ir Šalkauskis matė, kaip buvusiose Vokietijos ir Rusijos imperijose įsigali politiniai režimai ir ideologijos pasiryžę traiškyti žmoniškumą vardan naujo, jų požiūrių tobulesnio žmogaus sukūrimo. Abu mąstytojai matė nepriklausomos Lietuvos valstybės pabaigą 1940 metais. Šalkauskio kelionė šioje žemėje baigėsi vokiečių okupacijos laikotarpiu 1941 metų pabaigoje. Vydūnui nebuvo lemta mirti tėvynėje, jis mirė Vokietijoje 1953 metais, matė nacių režimo žlugimą ir šaltojo karo tarp vakarų ir tarybų arba Sovietų sąjungos pradžią. Čia kalbininkai sako, kad galima sakyti ir taip, ir tarybų, ir sovietų. Tai aš toliau vartosiu lietuvišką žodį tarybų. Nepriklausomos Lietuvos valstybės tuomet jau nebėra, turiu omenyje Vydūno mirties metus, o lietuvių tauta vėl yra padalinta. Tik dabar lietuvių tautos dalis skiria ne Rusijos ir Vokietijos valstybės sieną, o vadinamoji geležinė uždanga tarp kapitalistinių vakarų ir socialistinių rytų. Grįžkime prie posakio, nuo kurio pradėjome. Nedaug dievė gyventi permainų laikais. Pirmasis pasaulinis karas be jokios abejonės buvo didžiulė Europos tragedija. Ir daug kas šitą karą išgyveno vien tik kaip tragediją. Vienas ryškiausių karo atneštų permainų tragiškumo išgyvenimo pavyzdys yra žydų kilmės austrų rašytojas ir dramaturgas Stefanas Cveigas. Savo prisiminimų knygoje, pavadintoje Vakarykštis pasaulis, Cveigas epochą iki pirmojo pasaulinio karo vadino
saugumo aukso amžiumi. Cveigas rašo, rodos viskas mūsų beveik 1000 metų senumo Austrijos monarchijoje buvo sukurta ilgam, o pati valstybė aukščiausias šio pastovumo laidas. Pirmasis pasaulinis karas ir daugiatautės Austrijos imperijos žlugimas Cveigui buvo tragedija, atvėrusi kelią dar baisesniems epochos ir asmeniniams Cveigo nelaimėms. Naciams atėjus į valdžią, Cveigas buvo priverstas palikti tėvynę, jo knygos buvo deginamos. Vakarykštis pasaulis buvo paskutinė Cveigo knyga. 1942 metais rašytojas savo norų pasitraukė iš gyvenimo. Daug giedresnį santykį su ta pačia permainų epocha matome Vydūno ir Šalkauskio gyvenime ir kūryboje. Vydūną visą gyvenimą lydėjo šviesus tikėjimas žmonėje, kuris nesusvyravo nei asmeninių likimo smūgių, nei visą žmoniją sukrėtusių katastrofų akivaizdoje. Išgyvenęs 2 pasaulinius karus, kalėjęs nacių kalėjime, traukimas iš karaliaučiaus metu vos nenuskendęs, netekęs visų savo turto ir svarbiausia tėvynės, Vydūnas karo sugriautoje Vokietijoje rašo veikalą Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas. Ir šito veikalo paantraštė, kada karų nebebus, liudija mąstytoje išsaugojus tą šviesų tikėjimą žmonėje. Tačiau žmonėje Vydūnui nėra kažkokia abstrakcija ar pavienių individų suma. Žmonėje susideda iš konkrečių tautų, kurios kiekviena savaip yra pašauktos įgyvendinti žmoniškumą ir to būdu praturtinti žmoniją. Pirmasis pasaulinis karas, kuris be abejo buvo Europos tragedija, sukūrė sąlygas lietuvių tautai atkurti savo valstybę, kuri, Vydūno įsitikinimu, turėjo padėti lietuvių tautai tobuliau įgyvendinti žmoniškumą. Beje, Vydūnas buvo įsitikinęs, kad pati Lietuvos nepriklausomybė buvo neiškovota, o tiesiog duota. 1921-1925 metais Tilžėje Vydūnas leido žurnalą Darbymetis. Ir viename numeryje straipsnėje pavadintame, taip kaip pavadintas mūsų šios dienos renginys, straipsnį pavadintame Tautos laisvė ir reikšmė. Vydūnas rašo, šie žodžiai jau buvo šiandien pasakyti, bet dar kartą juos pakartosiu. Taigi Vydūnas taip išsireiškia apie atgautos Lietuvos laisvę. Ir nuolatos turėtume atsiminti, kad ne mes patys ją pasiėmėme, bet kad laisvė mums teko. Iš ypatingų padėčių ir santykių pasaulyje ji mums radosi. Laisvė yra lietuvių tautai suteikta, berods ne žmonių. Sakinys laisvė yra lietuvių tautai suteikta, Vydūno yra paryškintas jo tekste. Tai nepaprastai svarbi Vydūno mintis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad ši mintis nuvertina pasiaukojantį knygnešių lietuvės dvasią žadinusių visuomenininkų, pagaliau nepriklausomybės kovose žuvusių karių darbą. Aišku, kad Vydūnas, pats būdamas atsidavęs lietuvės puoselėtojas, visą tai vertina. Tačiau Vydūnas sako, kad viso to nepakaktų tam, kad lietuvių tauta atkurtų Lietuvos valstybę. Prasidedant Pirmajam pasauliniam karui, mažai kas net svajoti drįso apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Daugiausia apie ką buvo svarstoma, tai tam tikra Lietuvos autonomija Rusijos arba Vokietijos sudėtyje, priklausomai atitinkamai Rusijos arba Vokietijos pergalės atveju. Nepriklausomybės kovose 1918-1920 metais žuvo apie 2000 Lietuvos karių, bet neužtektų 20 000, jeigu ne ta ypatinga geopolitinė situacija, kuris susiklostė baigiantis Pirmajam pasauliniam karui. Būtent tai ir teigia Vydūnas, sakydamas, kad mes
ne patys pasiėmėme laisvę, bet kad laisvė mums teko. Iš ypatingų padėčių ir santykių pasaulyje ji mums radosi. Laisvė yra lietuvių tautai suteikta, laisvė yra pačios apvaizdos dovana, todėl turi būti naudojama tik kilniems tikslams. Ir pačios apvaizdos skirtas atkurtos Lietuvos valstybės tikslas, Vydūno įsitikinimu, yra prisidėti prie žmoniškumo stiprinimo žmonijoje. Labai panašus epochos išgyvenimas juntamas yra nuo meto Šalkauskio kūryboje. 1917 metais, tai yra dar iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, Šalkauskis parašė savo pirmąją knygą, pavadintą Dviejų pasaulių takoskyroje, išleista 1919 metais. Karas be abejo yra baisus dalykas, bet jis nėra vien tik tragedija. Šalkauskio citata. Būtent šio baisaus išmėginimo kaina pasaulis aiškiai supras ir tvirtai įsitikins, kad vien darnus laisvų tautų sugyvenimas gali laiduoti individų klestėjimą, o žmonijai taiką. Tai bus šio karo padarinys ir gražiausias laimėjimas, kad ir kažin ką manytų jį sukėlusieji. Laisva tauta bus jungtis tarp individo, vienišo dėl savo egoizmo, ir žmonijos pernelyg didelės ir užtat dažnai nesąmoningos bendrijos. Kaip ir Vydūnui, Šalkauskių lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė turi pačios apvaizdos skirtą uždavinį. Šitas uždavinys yra sąlygotas Lietuvos geografinės padėties tarp dviejų pasaulių – rytų ir vakarų. Rytai Šalkauskio koncepcijoje yra ne tik Azijos civilizacijos, pavyzdžiui, Kinija, Indija, bet rytai yra ir krikščioniškiai rytai, tai yra stačiatikių rytai. Šalkauskis apvaizdos Lietuvai skirtą užduotį mato jau pačioje Lietuvos valstybingumo pradžioje 13 amžiuje. Šalkauskio citata. Siekdamas apsaugoti nuo rytų barbarų tai, kas vertingiausia vakarų civilizacijoje, ir apginti rytų civilizacijos lobius nuo vakarų barbarų, likimas teikėsi pakviesti į istorijos areną stabmeldžius lietuvius ir atlyginti už naudingą pagalbą, skirdamas jiems sulydyti civilizacijas, kurias jie taip gerai gynė. Tokia yra 13 amžiuje įsteigtos Lietuvos valstybės reikšmė. Gali kilti klausimą, kas yra tie rytų barbarai ir kas yra vakarų barbarai. Ar rytų barbarai yra mongolų totorių ordos, vakarų barbarai yra kryžiuočių ordinai pagal Šalkauskį. Išanalizavęs Lietuvos istoriją, Šalkauskis daro išvadą, kad, citata, norėdama gyvuoti ir klestėti, lietuvių tauta privalo savo politikoje ir civilizacijoje išlaikyti pusiausvyrą tarp rytų ir vakarų, o istorija rodo, kad jis sugebėdavo įveikti savo padėties sunkumus tokiu mastu, kiek būdavo įvykdoma šį sąlygą. Savo knygoje Šalkauskis daug dėmesio skiria Vydūno kūrybai, kurioje jungiami rytų ir vakarų kultūrų pradai. Šalkauskiui Vydūnas, kaip beje ir Čiurlionis, yra lietuvių tautinio atgimimo pavyzdys, įkūnijantis lietuvių tautos pašaukimą atlikti dviejų pasaulių arba veikiau dviejų pasaulio pusių sintezę. Na ir dabar, kaip šių Vydūno ir Šalkauskio minčių šviesoje atrodo dabarties Lietuvos tikrovė. Kalbėsiu, aišku, už save, niekam neperšu tų minčių, kurias dabar pasakysiu, bet kalbėsiu taip, kaip man atrodo. Pirmiausia, manau, akivaizdu, kad mes vėl gyvename permainų laikais ir tos permainos yra dar labiau globalios, dar labiau fundamentalios nei tos, kurios vyko prieš 100 metų. Prieš 100 metų pagrindiniai pokyčiai pasaulyje vyko Europoje. Europoje vyko pirmasis pasaulinis karas, žlugo imperijos, siautėjo revoliucijos, į valdžią atėjo režimai, skelbiantis naujo žmogaus ir naujos visuomenės sukūrimą. Bet prieš 100 metų Europa vis dar buvo pasaulio centras. Pasaulio centras, kurioje buvo maždaug nuo 18 amžiaus antrosios pusės. O mes esame liudininkai pasaulinio virsmo, kuriame vakarų civilizacija netenka tos dominuojančios padėties pasaulyje, kurią turėjo
mažiausiai nuo 18 amžiaus antrosios pusės. Esame liudininkai pasaulio virsmo, kai kyla senosios rytų civilizacijos, pirmiausia Kinija ir Indija. Šiandien dar dažnai vartojamas terminas globalieji pietus, apimantis pirmiausia Lotynų Amerikos ir Afrikos šalis. Mes esame liudininkai ir kito pasaulinio virsmo, kuris yra ypatingai svarbus Lietuvai. Baigėsi epocha, kuri prasidėjo po Tarybų sąjungos žlugimo. Jis baigėsi objektyviai, norime mes to ar ne. Dažniausiai ši epocha vadinama vienpolių pasauliu. Vienpolis pasaulis tai pasaulis, kuris turi vieną pagrindinį galios centrą, tai yra konkrečiai Jungtinės Amerikos valstijas. Vienpolis pasaulis pakeitė dvipolį pasaulį, tai yra pasaulį, kuriame buvo du galios centrai, Jungtinės Amerikos valstijos ir Tarybų sąjunga. Nekalbėsiu apie tai, ką gavo ir ko neteko Lietuva, būdama dvipolime pasaulyje, arba būdama Tarybų sąjungos sudėtyje, arba būdama okupuota Tarybų sąjungos. Pasakysiu tik tai, ką gavo ir ko neteko Lietuva, būdama vienpoliame pasaulyje. Taigi, ką gavo? Gavo tarsi nepriklausoma, lyg ir laisva valstybė. Bet ko neteko? Neteko trečdalių savo žmonių. Lietuvių tauta yra vienas sparčiausiai nykstančių tautų pasaulyje, tarp tų tautų, kurios turi savo valstybės. Būtų dar suprantama, jeigu lietuvių tauta neturėtų savo valstybės ir nyktų, tai čia būtų kaip ir liūdna, bet suprantama. Dabar lietuvių tauta turi valstybę, kuris skelbia, kad jinai yra nepriklausoma, ir šitą valstybę lietuvių tauta nenori būti. Jinai traukiasi iš istorijos. Vydūno ir Šalkauskio mintis iš tikrųjų buvo pranašiškos. Tai, ką Vydūnas sakė apie anuomet Lietuvai suteiktą laisvę, visiškai tinka ir kovo 11-osios Lietuvai. Taip, svarbus buvo 100-tūkstantiniai sąjūdžių mitingai, svarbus buvo Baltijos kelias, svarbus buvo 1991 m. sausio 13 pralietas kraujas, bet viso šito nepakaktų, jei neypatingos aplinkybės susiklosčiusios baigiantis šaltajam karui. Vėlgi, dar kartą galima pakartoti, cituoti Vydūną, ir nuolat turėtume atsiminti, kad ne mes patys ją pasiėmė, bet kad laisvė mums teko. Iš ypatingų padėčių ir santykių pasaulyje ji mums radosi. Laisvė yra lietuvių tautai suteikta berods ne žmonių. O kaip kovo 11-osios Lietuva elgėsi su jai suteikta laisvė? Kai kurie žmonės, atrodo, su ta laisvė elgėsi taip, tarsi jie patys būtų ją pasiėmę, Vydūno žodžiais tariant. Ar galima įsivaizduoti, kad, tarkime, Antanas Smetona arba jo anuometiniai garbintojai, ar galima įsivaizduoti, kad Antanas Smetona teiktų, kad jis sugriovė Rusijos imperiją? O juk dabartinėje Lietuvoje egzistuoja mitas, pagal kurį vienas žmogus Lietuvoje turi ypatingų nuopelnų, griaunant Tarybų sąjungą. Yra nusaikesnis šito mito variantas, pagal kurį Tarybų sąjungą sugriovė ne vienas žmogus iš Lietuvos, o Tarybų sąjungą sugriovė mes visi, lietuviai sugriovė Tarybų sąjungą. Spėju, kad abu šio mito variantai Vydūnui pasirodytų atgrasus. Šalkauskio mintis yra nemažiau pranašiška. Vergiškas vakarų garbinimas ir rytų, jeigu ir neniekinimas, tai bent jau labai požiūris, kaip į kažką antraverčio. Taigi tas vergiškas vakarų garbinimas ir rytų nuvertinimas buvo sudėtinė dabartinės Lietuvos valstybės politikos dalis. Tai buvo nuo pat nepriklausomybės pradžios, tik reikšdavosi ne taip drastiškai kaip šiandien. O šiandien, vėlgi aš pakartosiu, kad aš sakau tik tai, ką aš matau ir kaip aš suprantu, nebūtina su manim sutikti. Bet aš matau šiandien tai, kaip, švelniai tariant, Lietuvos valdžia nedaro nieko, kad Lietuva netaptų vakarų karo su rytais arena.
Aš matau, kaip Lietuvos režimas dantimis ir nagais kabinasi į, Cveigo žodžiais tariant, vakarykštį pasaulį, į epochą, kuri nenumaldomai grimsta į praeitį. Ir tai kelia nerimą. Praėjusiame amžiuje Lietuvos valstybingumo didžiosios transformacijos vykdavo pasaulinių karų metu. Pirmasis pasaulinis karas, antrasis pasaulinis karas, šaltasis karas. Dabar vėl esame šaltojo karo tarp vakarų ir rytų liudininkai. Kol kas dar tai yra dar tik šaltasis karas, arba kaip dabar madinga sakyti, hibridinis karas, bet yra tikimybė dėja, yra galimybė, kad tas šaltasis karas iš savo hibridinės būklės gali pereiti ir į savo karštąją fazę. Na ir kągi, belieka visame šitame kontekste paklausti Vydūno ir Šalkauskio žodžiais. Vydūnas ir Šalkauskis kalbėjo apie uždavinį, apie Lietuvos uždavinį, apie mūsų uždavinį. O koksgi yra šitos Lietuvos valstybės uždavinys? Kas jie iškėlė šitą uždavinį? Na, šventame rašte pasakyta, kad Jėzus sako, kad juos pažinsite iš vaisių. Taigi, daug ką gali sakyti Lietuvos valdžia, bet iš darbų aš matau, kad ko gero tas Lietuvos uždavinys yra kenkti rytams ir iki galo daryti viską, kad išliktų ta senoji pasaulio tvarka, kuris susiklostė žlungant Tarybų sąjungai. Ir aš taip vėlgi, čia yra mano nuomonė, bet aš matau, kad yra daroma viskas ir Lietuvos valdžia yra linkusi paaukoti Lietuvą, paaukoti lietuvių tautą vardan šitos senosios, šito vakarykščio pasaulio išsaugojimą. Taip, dabar yra nauja savoka atsirado, blogio ašis. Savoka šitą ne Lietuva sugalvojo, ne lietuviai, jinai ateina iš Amerikos, iš dabartinės demokratų administracijos, Baideno administracijos. Šitą savoką yra blogio ašis. Tai į šitą blogio ašį patenka, neminėsiu kurios valstybės, bet mes turbūt visi žinome, į šitą patenka pagrindiniai Amerikos priešininkai ir visos tos valstybės yra rytuose, rytų valstybės. Ir panašu, kad pagal Lietuvos valdžios matymą, Lietuvos valstybės uždavinys yra būtent kovoti su šitą blogio ašimi ir jeigu lietuvių tauta išnyks šitoje kovoje, tai nieko tame tragiško nėra. Tai aš su tokia vizija nesutinku. Ir pabaigai, kad netaip niūriai užbaigti, pacituosiu Vydūno žodžius iš knygos Mūsų uždavinys. Knyga parašyta 1911 metais. Ir tai siejasi dar su Šalkausku, kadangi Šalkauskis savo knygoje Dviejų pasaulio takoskyroje irgi cituoja būtent šitą Vydūno vietą. Taigi Vydūnas rašo: lietuvių tauta turi prisidėti prie bendrojo žmonijos kilimo. Ji turi įnešti į žmonijos gyvenimą tam ypatingus akstinus. Tik tuomet ji turi teisę išlikti. Tik tuomet ji yra gyva žmonijos šaka. Citatos pabaiga. Taigi labai nepaprastai svarbi Vydūno mintis. Lietuvių tauta turi teisę gyventi, turi teisę būti istorija, bet tam ji turi turėti tam tikrų nuopelnų. Ji neturi šiaip savo egzistuoti. Ji turi įnešti į žmonijos gyvenimą tam ypatingus akstinus. Ir būtent šita rytų ir vakarų kultūrų pradų sintezė, Šalkauskio žodžiais tariant, taip pat pusiausvyros savo politikoje tarp rytų ir vakarų išlaikymas, Šalkauskio požiūriu ir yra tas indėlis į žmoniškumo žmonijoje didinimą, kuriam, pasak Vydūno, yra pašaukta atkurta Lietuvos valstybė. Na dėja, dabar mes matome, kad šioje srityje viskas yra labai blogai Lietuvoje. Na, bet tikėsimės, kad paties blogiausia neatsitiks ir apvaizda šitoje naujoje transformacijoje, pasaulio transformacijoje apvaizda
bus palanki lietuvių tautai ir Lietuvos valstybingumui. Ačiū. Dėkojame gerbiamui filosofui Andriui Martinkui. Jo apmąstymus pratęs nacionalinės premijos laureatas, kino ir teatro režisierius, pedagogas Jonas Vaitkus. Bet prieš tai pasižiūrėkite trumpą pokalbį, kurį kalbina Povilas Urbšys, vadinasi Link tiesos. Keletą minučių prieš pradedant maestro tarti savo žodį. Prašau. Šiandien XTV laidoje Link tiesos kartu su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, žymiu teatro ir kino režisieriumi Jonu Vaitkumi kalbėsime apie didėjančią žmogaus neapykantą vienas kitam, apie išguitą sąžinės balsą ir apie sudrėkusią ponę teatre. Labą dieną, maestra. Labą dieną. Malonu Jūs matyti XTV studijoje, mano gurų bare. Ir norėtųsi iš karto prieiti prie esmės. Jūs būdamas Rusų dramos teatro vadovu, nuo 2014 metų po Rusijos karo pradžios Ukrainoje, net 2 Lietuvos kultūros ministrams siūlėte pakeisti teatro pavadinimą. Taip. Bet nebuvo tai išgirstas, o šių metų pavasarį... O turėjai išgirti Grybauskaitę. Bet šių metų pavasarį buvusi viceministrė prasitarė, jog tokiems pakeitimams būtų reikėjo plačios visuomeninės diskusijos ir anot jos užsienio reikalų ministerija buvo rekomendavusi nespręsti opių klausimų susijusių su rusų bendruomenė Lietuvoje. O iš VSD net buvo atėjusi informacija, kad Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmečio proga planuojama rengti įvairių provokacijų. Todėl buvo rekomenduojama neaudrinti rusakalbių bendruomenės. Tad nenustebsiu, kad jūs tuo metu galėjote tapti tiek Rusijos, tiek ir mūsų valdžios taikiniu. Dabar pasikeitė laikai, su trenksmu pavadinimą pakeitė, vakarykščiai apsidraudėliai dabar lenktyniauja, demonstruodami savo radikalumą, ypatingai kultūros srityje. Tai gal dvasinės inteligentijos trepnės šaknis glūdi mūsų inteligentijos pasitaikėliškume? Yra ir to, bet to, kaip čia pasakyti, kadangi partizanų ten apie 20 000 gal daugiau yra žuvę, jų tarpe buvo daug šviesuolių, rėmėjų irgi buvo daug, kurie rėmė tą judėjimą. Ir ne veltui čia nebuvo daug tų okupuotos valdžios atstovų, kadangi jie bijojo čia važiuoti ir tas pristabdė truputėlį. Bet kadangi išliko po atgavimo nepriklausomybės ta didžioji masė tų atstovų, kurie spaudė, naikino tą inteligentiją, kurie vežė, trėmė, kurie įvairiais būdais žemino, tai išliko viskas tas pats. Tai vadinasi, ir ta baimė pasėjo. Tai ta politika, jinai visur išplito, kadangi buvo kam ją propaguoti. Visuose svyruose, televizijoje, spaudoj, visur jie buvo. Taip, bet čia mes kalbame apie praeitį. Kokią praeitį? Čia dabar yra. Okupuota Lietuva kada pasidarė? Kada? Po nepriklausomybės paskelbimo. Ar jūs nematėt, kaip elgėsi jie? O kaip jinai pasireiškia? Kodėl jūs įvardinote okupaciją? Todėl, kad buvo okupuojamos nuomonės, veikiami visi vadovai. Iš tikrųjų tai buvo. Nepriklausomybės metais, aš nežinau, čia
aš nieko nejutau naujo. Kad čia ateina nauji vėjai, čia laisvai galima bus dirbti, kad menininkas bus nepriklausomas nuo politinės krypties arba nuo jisai, nes vis tiek, turi būti žmogus, kuris palaiko tam tikrą įtampą tarp valdžios, kuri visada išsigimsta, ir tarp žmogaus, kuris dirba, kuris sąžiningas, kuris atlieka savo pareigas, nepaisant, ar jisai žemę dirba, ar jisai krautuvėje pardavinėja, ar jisai mišką kerta. Žodžiu, tai tas ta lygsvara tik teatras ir gali, kultūra gali išlaikyti. Kadangi visi norėjo būti madingi, norėjo būti labai įtakingi ir skatinimas vyksta į saviveiklą, daugiau saviraišką, o ne į profesionalų meną, kuris turėtų vertikaliai domėtis. Kas tai yra menininkas, kam jis reikalingas, kodėl jisai toks svarbus, kultūringas, inteligentas menininkas. Tai kadangi tas nuvertinimas akivaizdžiai vyko ir visi suprato, kad čia mes esam papuolę į dar vienas pinkles. Ir jau dabar akivaizdu, kad papuolę esam. Tai todėl jūs ir sakote, kad teatras kaip emocinis dokumentas jau tapo nebereikalingas. Tai aišku, kad nebereikalingas, nes juos erzina. Jeigu emocija yra nepadaryta, nepartinė, tokia užsidegus fanatiškai kažką tai, o emocija vardan tiesos, vardan skriaudos išskleidimo, vardan neteisingumo, kuris vykdomas visom prasmėm, ir valstybinė, ir žmogiškai, ir politinė, ir valdininkijos prasme, tai ką čia kalbėdavau? Šis pokalbis prieš 2 metus įrašytas link tiesos. Ar daug pasikeitė? Prašau dabar pasisakyti gerbiamą maestro Joną Vaitkų. Tautos laisvė ir reikšmė gerovės valstybėje. Šią temą paimprovizuoti iš savo patirties. Tai nežinau, kaip čia improvizuoti, čia verkiant reikia kažką sakyti, turbūt raudojant, aš nežinau. Turbūt aš ir padarysiu tą paskutinį savo spektaklį apie būtent raudą, apie mūsų. Bet prieš tai aš noriu perskaityti, kadangi aš dabar dirbu prie vienos pjesės, tokios labai keistos, man, ne pirmąsyk susiduriu aš su žydų kilmės autorium. Tai getas tačiau, ten buvo labai didelis puolimas už tai, kad aš lyg tai netaip traktuoju. Paėmiau dar kartą, paimsiu. Yra tokia pjesė Zelmanavičiaus Šalomo. Jisai smetoninės Lietuvos dailininkas, scenografas ir parašė vienintelę pjesę. Grafas Patockis arba Gercedek. Ar taip sakant, atsivertėlis lyg tai, jeigu išversti iš tos kalbos. Ir aš dabar, pradėdamas analizuoti šitą situaciją su ta pjese, kas tai per pjesė, apie ką ji, aš nenori pradėjau, perskaičiau Torą, pasidomėjau Talmudu, pasižiūrėjau hebrajiškų daug tekstų, pavyzdžiui, tokia yra tyra malda, vadinasi. Supratau, kad tą tyrąją maldą man reikia įdėti į tą mano pjesę, kuri bus Grafas Patockis. Jis bus kaip stuburas. Vardan ko gal tai ir imsiu statyti tą pjesę. O kad tai stuburas, tai man pasirodė, kad kai aš pradėjau domėtis, tos visos religijos yra vis tiek apie žmogų. Jo problemas. Ir kodėl visos religijos vis tik tą temą gvildena. Vis įvairiai, savotiškai, bet nori, nenori, žmogaus problema yra centre. Ir dabar ta tyroji malda, aš noriu jums paskaityti vieną labai 4 sakinukus. Čia, aišku, neskaityti, aš kitas, jeigu jau statysiu spektaklį, aš pats paraudosiu tą maldą. Dabar aš neraudosiu. Tai jin sako, taip, visų pasaulių valdovė, gailestingasis, atlaidusis tėvė,
kurio dešinioji ranka ištiesta priimti prie tavęs grįžtančius. Prie tavęs grįžtančius. Sukūrė žmogų su 2 pradais. Trauka gėriui ir trauka blogiui. Kad jis turėtų pasirinkimą, jo valioje parinkai gėrį arba blogį. Ką jis pasirinks, gėrį ar blogį? Jam paliko tokią galimybę. Ir jei pasirenki gėrį, tai jį apdovanoju taip pat nusprendęs savo išmintingume, kaip parašyta. O kaip parašyta? Štai pateikiu prieš tave šiandien gėrį, o su juo gyvenimą. Ir blogį, o su juo mirtį. Tad pasirink gyvenimą. Tai dabar, jeigu tą pamedituoti, kas čia vyksta dabar, visam pasaulyje šitam, kas čia vyksta tarp žmonių, tarp tautų, tarp religijų, tarp sluoksnių, tarp turtuolių, tarp vargšų, tarp nelaimėlių, tarp sveikų, nesveikų, tai čia yra atsako. Ir toliau ta malda, tyroji malda, yra tarsi toks skrodimas. Visos šitos dabartinės epochas, po komunistinės arba kaip po antrojo pasaulinio karo, kas čia vyko, į visas tas situacija telpa šituose labai nedideliuose hebrajiškai parašyta. Darysiu aš tą pjesę ir hebrajiškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, ir lietuviškai, ir prancūziškai netgi, nes yra aktorių, kurie valdo gerai. Tai, o kokia tema? Tema labai paprasta, toks grafas Patockis, krikščionis. Jis dėl kažkokių tai priežasčių pakeitė savo krikščionišką tikėjimą. Suprantat, yra inkvizicija, toj pats atkreipė dėmesį, kaip čia tu atsisakai, kad yra krikščionybės ir pasidarei staiga hebrajiško maldos atstovų, tai jį nuteisė mirti, sudeginti. Tai irgi inkvizicija, ar ne? Tai tas Potockis grafas pasirodo, jame gyveno, apsigyveno, to kaip reinkarnacija, apsigyveno žydas, žydo siela. O jis jautė visą laiką, tas grafas Potockis, jaunas, 18, beveik 20 metų žmogus, jis neranda vietos savo. Medžiotojai vežasi į kažkur medžioti, vežasi kažkur į Amsterdamą, ten atsipalaiduotų, vieštami nueitų, dar kažkas, neranda savo vietos. O kodėl jis neranda? Todėl, kad jo kūne gyvena tas įsikūnijasi to žydo siela. O ta įsikūnijusi siela irgi padarė nusikaltimą. Jisai buvo skirtas Juditai. Jis turėjo, davė įžadus, kad jis bus ištikimas, kad jis bus tam tikėjimui ištikimas. Bet ne, kadangi tuo metu tai vyko Ispanijoje, tai tuo metu inkvizicija tokius dalykus labai vertino irgi žiauriai. Ir jis išsigando, kad bus sudegintas, kaip Juditos tėvai buvo sudeginti, kaip kito tikėjimo, žydiško tikėjimo, talmudiško arba hebrajiško tikėjimo, aš nežinau, jisai išsigando ir pabėgo nuo tos Juditos. Ir už tai, kad jisai paliko ją savo įžadus davęs tai moteriai, žinomai labai istorinė asmenybė, bet iš tikrųjų tai Juditų yra daug. Žinot, bet kokie gali būti žydė. Tai jinai, kai jisai padarė tokį nusikaltimą, pabėgo nuo jos, o ji liko ištikima ir jau kokį porą amžių klajoja po pasaulį ieškodama, kurgi ta jos siela, to jos mylimojo. Ir jie atsidūrė Lietuvoje, kaip nekeista. Atsidūrė Lietuvoje ir staiga tas grafas Patockis jaučia tam
miške, kurie susirinkė ten prieš šaudimą tų elnių ir briedžių, liebauja, ten geria, o jisai liūdi, o jis įsirėmęs į stulpą, į medį kažką, jis netgi tas dailininkas išleido tokius paveikslus pagal savo tą pjesę. Labai įdomus. Jis gan žymus dailininkas buvo. Tai liūdi ir viskas. Neranda savo vietos. Ir staiga pradeda šviestis kažkas. Ir staiga jis jaučia, kad kažkur ateina šiluma. Ateina šiluma iš kažkur. Netgi šviesa savotiškai. Ir ta šiluma ir šviesa, tai ateina Judita pas jį. Nes ji iš savo žvaigždės, iš Juditos žvaigždė, iš Mėnulio, iš tų galaktikų, sužino, kad ta siela jos mylimoje yra šitame grafe Potockyje. Ką tai reiškia? Tai ta žvaigždė jai nurodė kelią, Mėnulis išlindo, parodė ir jie atsidūrė netoli Šnipiškių čia kažkur. Tuoj vietoj, kur Zalmanavičius, tas autorius, pjesės autorius, dailininkas, kuris dirbo, jo tėvai dirbo šito Šnipiškių kapinėse, prižiūrėtojai. Jie buvo irgi, ir Zalmanavičius buvo sudegintas, Lenkai jį sutvarkė. Neįtiko jisai kaip tikintis, kaip netikintis. Ir vat jį sudegino irgi. Ir suprantat, jisai dabar jaučia, tas grafas Patockis, kad kažkas tai į jį ateina, kaip persismelkia juo. Vat kaip, aš nežinau, kaip metastazės pradeda žmogaus kūne veikti visas fibras. Kaip įsisklaido po visas jo kraujagyslės, nervinės ląsteles ir jis jaučia, kaip jisai tampa kažkuo kitu visai. Pasirodo, tas Halevi siela, kuri gyveno šitam persikūnijusi reinkarnacijos būdu į tą grafą Patockį, pajuto Juditą, kuri ateina, ieško. O kadangi jai buvo nurodyta tos žvaigždės, kad šitame žmoguje tas medžiotojas, kur laukia šaudyti tų briedžių ir negali šaudyti, jisai jame yra ta tavo mylimojo siela. Ir tada tas grafas Patockis išgirsta balsą, o vizija ta kaip debesis toks ateina, kažkaip apsisuka, pasuka aplink, apie galvą kažkur šalia. Ir jam sako, aš suprantu, kad tau labai sunku, sako, bet aš atėjau apvalyti tavo sielą, aš atėjau padėti tau. Ir ta prasme tą žvaigždę, tą Juditą atlydėjo Pernuelis toks, Pernuelis. Angelas, baltasis angelas, kuris rūpinasi kaip žmogaus Dievo veidas, rūpinasi žmonėmis nelaimingais, kurie siekia gėrį. Ir dabar jinai, tą Juditą, pažadino tą žydą sielą, kuri yra tame krikščionėje. Ir sako, tu žinai, kad tavyje gyvena visai kitas žmogus, kita siela, jis kankinasi ir tai yra mano mylimasis. Ir aš tau tik galiu palengvinti, bet tu turi ryžtis tam palengvinimui. Tam tikram aktui tu turi ryžtis. Jeigu tu padėtum jo sielai, tu kartu padėtum ir savo. Sako, tai jeigu tu ištikimas, jisai, sako, turėsi eiti ir perimti kitą tikėjimą. Grafui Potockiui, sako. Tu perėsi į tą Talmudo, tą Toros tikėjimą, tą tikrąjį tikėjimą, kuris yra ganėtinai panašus į Senąjį testamentą, į visus tos mūsų irgi tikėjimus. Tai sako, jeigu tu ryšis tą padaryti, tai tu išgelbėsi ir jį, ir man padėsi, ir tau bus kaip išrišimas, kad tu nustosi liūdėti, pradėsi jau save kaip žmogų. Ir ką, ir jisai padaro tą dalyką. Jisai priima
judaizmo tą tikėjimą ir už tai jį sudegina. Ir ten visa istorija, kaip motina ateina perkalbinėti jį, kodėl jis keičia tą tikėjimą. Jis niekaip negali paaiškinti nei mamai, nei artimiesiam, nei krikščionims, taip ta prasme. Nu, ir jisai sako, kad mano likimas toks, man žvaigždė pasakė, kad aš turiu padaryti tokius tom dalykus, kad išpirkti savo kaltę, kadangi jis irgi jaučia tą kaltę, ką jaučia tas Helevi, jame gyvenanti dvasia žydų. Nu ir jisai atsisako paklausyti mamos, atsisako draugų paklausyti, tėvų, aukštuomenė supuolė, kaip čia dabar, krikščionis eis pakeisti tikėjimą. O tuo metu čia vyko maždaug 1700 metai, maždaug tas vyko, tas visas ta istorija apie grafą Patockį. Nors į legendą yra tikra, yra tokia. Na ir vat tada jisai atsisakė ir jį nuteisė sudeginti, tą grafą Patockį. Nieks jį neįkalbėjo. Ir taip jis padarė, kad jis nelaukdamas, kol atskambis varpai, kol jį bandė ten ištraukti iš to, net karaliaus leidimą gavo, važiavo, motina ten prašė, kadangi Patockiai buvo ganėtinai garsus, kaip krikščionis, kaip visom prasmėm ir labai turtingi. Bet nieko iš to neišėjo. Jisai nesutiko. Jisai, žodžiu, išklausė, nuėjo pas rabiną, rabinas sukvietė dar 13 žmonių, rabinų, ir sako, vat aš savo pas mane yra toks žmogus, grafas Patockis, krikščionis, kuris nori tapti judėjų, Abraomu. Ir visi sutinka, kadangi jisai, kai jo pradėjo klausinėti, jis atsakė visus tos, kodėl galima priimti pakeistą tikėjimą į kitą. Kadangi jis atsakė, klausinėjimas lygiai taip pat, kaip reikalauja tą Torą. Jis tą atsakė, viską, jie sutiko, jie padarė tą, tik sako, tu turi išvažiuoti iš čia, į Amsterdamą tu turi susituokti su, arba vykdyti tą perėjimą. Nes čia Lietuvoje yra labai griežti įstatymai. Inkvizicija veikia. Tai vis tiek jisai sako, ne, aš noriu Lietuvoje, kad visi žinotų, kad aš perėjau į kitą tikėjimą. Tai jisai tą padarė ir jisai tik baigėsi tas ritualas priėmimo. Buvo laužas, viskas. Pro plyšį ten stebėjo kai kurie žmonės, visi rabinai buvo susirinkę. Ir jisai iššoko į tą laužą pats, nieko nelaukdamas, kol ten įmes, arba kad suprastų, kad jisai savarankiškai tą nori padaryti, savo valia, niekieno nors primesta. Jisai padarė tą žygdarbį ir susitiko, nuėjo į tą pasaulį. Ir nežinau, kaip ten toliau, bet jis nuėjo, jis įvykdė tą savo duotą pažadą tai Juditai, jos tėvam, jos tikėjimui. Tai tokia pjesė. Čia įverta dėmesio ta prasme, kad jinai netikėtai sujungia labai daug supratimo apie kas tai yra religija, kas tai yra tikėjimas, kodėl jisai yra labai svarbus ir ką tai reiškia pati bažnyčia kaip po tokia, kaip gali išsigimti tikėjimas. Nes, kaip žinot, krikščionybė irgi išsigimė, kai jinai patapo kažkokios valdžios valstybės religija, viskas, jinai pasidarė tarnaitė valstybinė. Ir ne veltui labai daug nesusipratimų vyksta toj bažnyčioj, ir krikščioniškoj, ir kitoj. Taip kad ta pjesė, man atrodo, verta pamastymui. Ir kai aš perskaičiau tą tyrąją maldą, tai
Ir kai pradėjau domėtis vis tiek tais visais mūsų ir kunigų gyvenimu, ir krikščionių gyvenimu, ir tie pirmieji krikščionys, kurie buvo deginami, irgi žudomi, nepriimami, tai man pasirodė, kad čia yra problema tame, kad žmogus gimdamas, jisai neša savyje du pradus. Va čia ką sako. Tyrojų maldoj, du pradus. Jis neša žmogėdros geną, gyvuliškai geną ir žmogiškai geną. Tai vat ir jis turi pasirinkti, kurį jis ima, su kuriuo jis eina. Ar jis eina į tą destruktyvų savo dvasios žmogiškumo naikinimą, įsigali tada tas turto tenkinimo savo viso aistrų, viso to gero gyvenimo, pinigų, meldžiasi visiems turtam, arba jisai vis tik tarnauja žmogiškajam pradui. Tai kaip matom dabar, tas pradas žmogėdriškasis, jis taip įsigalėjęs dabar aplink visose skilyse, pradėti nuo televizijos, baigiant teatru, literatūrą, kokią tik norit paimkit sferą, 15 partijų pas mus yra. O kas tai yra? Tai partiniai paloviniai, ką jie daro? Burbulą sukuria ir plėšia valstybę. Kaip tik gali, kaip beišgalėdami. Ta mes matom. Ir man aišku pasidarė, kad čia nieko negali padaryti. Čia Vydūnas kaip nustumtas iš vis į kažkokias paraštės, iš mokyklos, iš visur, iš teatro, nepriimta, net agituoja, kad nedaryt Vydūno. Nesikreipti, nedarykit, kam jūs čia užsiimate. Aišku, Vydūno pasaka, bet žinant, koks tai buvo žmogus, kaip jis elgėsi, kaip jisai pavojaus akivaizdoj elgėsi, jisai čia niekas jam neprilygsta, niekas, nėra Lietuvoje žmonių. Sadūnaitė truputėlį, jeigu imti, Šalkauskis, taip, dar kažkas, bet tai pavieniai žmogeliai, pavieniai. Visi pasidavę šitam genui valgymo, traiškimo, kovos, žudimo ir ką tik nori, konkurencijos. Taip, kad mums išeities beveik nėra, kadangi visas tas gyvenimas jau man irgi, aš noriu irgi savo apibendrinti tą gyvenimą ir savo pasakyti, kad jau užtenka, tai dar pasakysiu tą, jeigu dar leis, dar irgi neaišku, kaip čia bus, bet aš tą pasakysiu, padarysiu. Bet aš galvoju, kad vis tiek yra svarbiausias dalykas, tai vienas žmogus. Vienas. Nors vienas išliks, tai ir tauta išliks. Jeigu bus tokia tradicija, kad ieškotų, kad žmogaus nuo čia, nuo embriono pradėtų jausti motiną, tikėjimą, tą žmogišką geną, šilumą, motinos ne auklių, ne kažkokių vaikų darželių, ne pustėvių, arba ten lyčių nesuprasi kokių. Jeigu tą nuo pat pradžių nepradės daryti, neatsipeikės žmonės, tai mes žengiam aiškiai į šitą krachą, visišką krachą. Taip, kad turbūt, kad ir gerai. Nes mes to nusikaltom, mes ir to verti. Jeigu mes neginam visas tas 10 Dievo įsakymų, jeigu mes negerbiam, nevystom supratimą, kaip suvaldyti šitą geną, kaip suvaldyti šitą žvėrį, kad tą žmogiškumą nors kiek išlaikyti. Tai mes vis toliau brendam į tą purvą, į tą brūdą, į tą destrukciją ir labai skatina. Linksminkitės, džiaukitės, saldžiai gyvenkit, turtingai gyvenkit. O ką ten paribėse kaip nors išgyvens tie vargšai. Taip, kad aš galvoju, kad čia labai rimtas yra
rimta situacija ir mūsų tautai, ir mūsų žmonėm inteligentam, ir mūsų žmonėm kūrėjam, kurie arba pas palovinius tarnauja, arba nežinia kam, arba savo instinktams ir savo, jau pamiršo, kas yra teatras, kokia jo funkcija, kokia jos reikšmė paties knygos geros. Ar jūs turit Petersono čia, kas nors skaitė Petersono 12 įstatymų? Vienas, kas dar? Taip, bet jos nieks neskaito. Niekur nei mokykloje nėra. O čia jaunuoliui, pradedančiam žmogui, šeimą bekuriančiam žmogui, tai yra tiesiog būtina apie tai. Keltų yra labai graži knyga išleista. Dabar nepasakysiu, kuri. Ir tokių žmonių yra. Tai Vydūnas vienas iš jų. Dar porą žmonių gal atsirastų, kurie tokio pat lygio yra kaip jisai. Ką kalbėjo, tą ir darė. Žodžiai ir darbai nesiskyrė pas jį. Ir jokio pykčio, kaip nekeista. Tai kad karas kyla, tai man atrodo ir yra visa bėda, kad žmonės nemoka žmogiškai susikalbėti. Nes politikai yra visada to antropofaginio geno vadovai, vėliavnešiai. Jie nepakenčia kitos partijos, jie nepakenčia kito tikėjimo, o pas mus Lietuvoje kitaip būdavo. Netgi Mindaugo laikais, kitaip Gedimino laikais. Visos religijos sugyveno. Kažkaip tai nežudė vieni kitų. Taip, kad čia labai svarbus momentas ir aš jį tą galų gale padarysiu, jeigu padarysiu, čia bus Senajam teatre, tik tai gal jūs niekinsite Rusų teatrą, ten neinate į jį, bet aš ir rusų kalbą ten darysiu, ta prasme. Todėl, galbūt ir ateisit pasižiūrėti, išgirsti tikrasias maldas, raudas tiksliau. Ir išgirsti tą istoriją, krikščionišką ir nekrikščionišką. Tai ačiū tiek. Tokie rimti pamastymai maestro Jono Vaitkaus atsispindi taip pat ir jo sukurtame Kauno dramos teatro spektaklyje Nesau žmonės, kuris jau šią vasarą, birželio mėnesį, yra derinimas detalės, bus atvežtas į Klaipėdos muzikinį teatrą naująjį. Taip, kad visus čia esančius ir žiūrinčius mus kviesime į Jono Vaitkaus spektaklį Nesau žmonės, Vydūno būtent kūrybos motyvais, kuris būtent šitą tematiką valstybės atkūrimo dienos proga. Taip, viskas tenais yra. Dabar jau tikrai baigiamasis akcentas, kviečiu Klaipėdos Karalienės Luizos jaunimo centro gitaros studija atliks 2 kūrinius. Aba, Aš turiu svajonę ir Vydūno lietuvių giesmę. Prašau, gerbėmieji.